Sveiki, labas vakaras, draugai. Nugi pirmadienis, paskutinis šių metų pirmadienis. Ir mes skaitysime Tėvų taką, kaip visada. Šiandien tokia įdomi suta pas mus. Gal tiesiog nerkime ją ir žiūrėkime, ką Buda turi mums pasakyti šiandien. Tai Tėvų taka 51. Esti vienuolė šios 3 sferos. Kokios 3? Subtilios materijos sfera, nematerialioji sfera ir baigties sfera. Šios vienuolė yra 3 sferos. Apie tai palaimintasis kalbėjo. Ir tai pasakyti apie tai. Visiškai supratę subtilios materijos sferą, neįsitvirtinę nematerialioje, žmonės, išsilaisvinantis baigtyje, yra palikę mirtį. Tobulai nušytas Buda, nemirtingą elementą tiesiogiai patyręs, be prisirišimų atsižadėjimą pats pažinęs, neturintis ydų, moko pagrindo be liūdesio, nesutepto. Štai tokia įdomi suta. Tokia tikrai įdomi suta. Apie ką? Iš tiesų apie mokymo esmę. Apie mokymo esmę tam, kad mes nepasiklystume, nes mes bepraktikuodami mes dažnai galim pasiklysti ir palaikyti esmę tai, kas nėra esmė. Ir pavyzdžiui, labai lengva suprasti, kad kūnas, prisirišimas prie kūno tampa kančia. Jeigu mes esam prisirišimas, lengvai galim suprasti, kad kūnas, tai yra kūnas ir galim norėti peržengti tą kūną, patirti kažką, kas yra už kūno ribų. Ir mes pradedam daryti kažkokias dvasinės praktikas, pradedam patirti kažkokias energijas subtilesnės, kažkas subtilesnio negu šis grubus, paviršutinis mūsų fizinis kūnas. Ir mes galim palaikyti, kad tai yra esmė. Mes galim palaikyti, kad ta subtilesnė forma, subtilesnė materija, tos visos energijos, kurios ten teka, kad tai yra, tai mes dėl to tai yra praktika. Įsikabinti į tai. Ir mes užstringame. Toliau, jeigu mes esam truputį protingesni, išmintingesni, sakyčiau taip, ir suprantam, kad šitos energijos, subtilios energijos, tai yra energijos, nėra kažkas, ką verta įsikibti, tai nėra aš ar mano. Mes galim visiškai peržengti tai taip pat. Ir tada patirti kažką, kas neturi materijos, be materijos. Nematerialią, taip vadinamą nematerialią sferą, kur nėra kūno. Sfera be kūno. Vien mentalinis pasaulis. Atrodytų laisvė, Atrodytų laisvė. Nėra kančios, fizinio kūno kančios, nėra skausmo, nepatogumų, prakaitavimų, poreikio maitintis, eiti į tualetą. Atrodytų, bet tai vis tiek yra minčių pasaulis, tai vis tiek yra pasireiškimo pasaulis, jame vis tiek yra kaita ir vis tiek neįmanoma nieko įsikimpyti, pasisavinti, ten viskas taip pat ateina ir išeina. Tai taip pat nėra patenkinama. Bet dėl to, kad tai yra daug aukštesnis, subtilesnis lygmuo, praktikuotojas gali lengvai palaikyti, kad tai yra esmė ir tame likti labai subtilų. Pavyzdžiui, viena iš nematerialių sferų yra begalinės erdvės sfera. Tai tas begalinės erdvės suvokimas yra labai ramus, labai tylus, bet jis yra sukurtas. Yra nepatenkinamas. Dėl to, kad yra sukurtas, dėl to, kad jis priklauso nuo sąlygų. Ir todėl Buda aiškina, kad
kad yra 3 sferos ir jis kalba apie 3 sferą, apie baigties sferą, niroda sferą pali kalboje. Tai yra tai, kas iš tiesų yra išsilaisvinimas. Išsilaisvinimas nuo ko? Nuo prisirišimo, nuo aš. Ką reiškia baigtis? Viskas, kas kyla, baigėsi. Viskas, kas kyla, baigėsi. Viskas, kas kyla, baigėsi, 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 baigėsi. Jeigu, kai mes suvokiam tą baigtį, nuolatinį baigtį, jeigu mes matom, kad viskas, absoliučiai viskas, bet kas, forma, bet kokios mintis, bet kokios būsenos, bet kas reiškiasi, bet kas baigėsi. Jeigu tas žinojimas yra nuolatinis, tada ateina suvokimas, kad viskas tikrai baigėsi. Viskas tikrai baigėsi. Ir kas bekiltų tada, jau nesvarbu iš tiesų, kas kyla. Yra suvokimas, kad tai dar vienas praeinantis dalykas. Ir kai gyvenama su to suvokimu, kad kas be ateitų į mūsų lauką, mūsų patyriminį lauką, kad tai tik tai pereinantis dalykas, ar išorėje, ar viduj pereinantis dalykas, kad tai nėra kažkas, kas liks, tai baigėsi. Baigties sfera. Tad tai yra laisvė. Jeigu yra tas suvokimas, tada tiesiog neįmanoma įsikibti, nes nėra į ką, nes yra aiškaus supratimas, kad tai baigėsi. Viskas baigėsi. Neįmanoma įsikibti. Kai nėra į ką įsikibti, nėra kas įsikimba, tai yra išsilaisvinimas. Tai yra baigties sfera. Ir ta baigties sfera yra aukščiau negu bet kokių energijų, subtiliausių energijų sfera. Bet kokia nematerialiai sfera, kur nėra netgi kūno. Nėra vien mentalinis pasaulis. Baigties sfera, kur nėra to, kuris įsikibtų į ką nors. Gali būti forma, gali būti mintis, gali būti būsenos, bet nėra nieko, kam tai priklauso. Nieks į tai neįsikimba. Tai yra laisvė. Ir tai yra nemirtinga. Nes nėra nieko, kas galėtų mirti. Nes visi tie reiškiniai savaime, jų prigimtis yra tokia, jie kyla ir nyksta. Visi reiškiniai šitam sąlygotam pasauliui. Bet jeigu jos niekam nepriklauso, jeigu nėra to, kas tai savintųsi, nėra kam mirti. Tai apie tą nemirtingumą Buda ir kalbėjo. Yra tik tai tyra sąmonė, kuri viską žino. Visą tai žino. Esti su visu tuo. Bet ta sąmonė nėra, kas kyla ir nyksta. Tai kas esti, nesąlygota. Tai yra išsilaisvinimas. Tai aš pakartosiu, ką Buda pasakė. Visiškai supratę subtilios materijos sferą. Neįsitvirtinę nematerialioje, žmonės, išsilaisvinantis baigtyje, yra palikę mirktį. Tai jeigu jūs norit peržengti už gimimo ir mirties ligų, tai yra kelias. Tai yra kelias. Neužstrigti tose energijose, neužstrigti įsivaizdavime, kad jeigu kūno nebus, bus laisvė. Bet matyti, kad viskas, kas kyla, baigėsi. Matyti to baigti. Tai jūs pamatysit, kad nėra netgi kam prisirišti. Ir nėra prie ko prisirišti. Nes bus tyras žinojimas, kad viskas, kas kyla, baigėsi. Baigtis. Ir todėl antras posmas ir sako, tobulai nušvitęs Buda nemirtingą elementą tiesiogiai patyręs, be prisirišimų. Prisirišimo atsižadėjimo pats pažinęs, neturintis ydų, moko pagrindo be liūdesio, nesutepto. Tai yra kančios pabaiga. Ir jame nėra nieko, kas įsikimba, kas prisiriša. Tai pažino Buda ir jūs galite tai pažinti. Kiekvienas. Buda mokė viso, ką jis pažino, jisai mokė savo mokinius. Ir aiškino kaip. Ir jūs taip pat. Ir štai jeigu jau tai paskutinioji mūsų šių metų suda, tegul tai būna jums įkvėpimas kitiems metams. Žinoti baigti tą ir neprisirišti prie nieko.
laisvam. Tegul viskas, kas kyla, nyksta. Tokia yra gamta. Bet tegul tai niekam nepriklauso. Būkite laimingi, mėlyje. Linkiu jums gražų švenčių. Ir pasimatysim kitais metais.